Bėgiojimas labai kenkia moterų reprodukciniai sistemai, todėl moterims bėgioti draudžiama. 1928 m. Amsterdamo olimpinės žaidynės Nyderlanduose. Pirmas kartas istorijoje, kai moterims leista varžytis olimpinės lengvosios atletikos rungtynėse, tarp jų ir 800 m bėgimo distancijoje. Finale visos moterys sėkmingai finišavo ir kelios dar netgi pagerino pasaulinius rekordus. Bet tada spauda ir kai kurie sporto pareigūnai pareiškė susirūpinimą, jog po bėgimo moteris atrodė pavargusios, truputį padususios, kai kurie netgi gerokai perdėjo, jog moteris pargriuvo. Todėl po to pirmojo karto 800 m bėgimas iš moterų programos buvo pašalintas. Nuo to laiko 32 metus moterims nebuvo leista olimpinėse žaidynėse bėgti daugiau nei 200 metrų. Įsivaizduokite, kaip specialistai reagavo į moterų norą bėgti maratonus. Jie rėmėsi faktais, kurie akivaizdžiai rodė, jog moterims tai daryti pavojinga, nes moterų per silpna reprodukcinė sistema. Buvo teigiama, kad ilgas fizinis krūvis gali pažeisti gimdą, sutrikdyti menstruacijas, sumažinti vaisingumą bei pakenkti moteriškumui. Daugelis gydytojų manė, kad moters organizmas turi ribotą energijos rezervą, kuris pirmiausia yra skirtas reprodukcijai ir moteris tiesiog negali eiti į skolą, nes liks nevaisinga, niekam nereikalinga. Dar buvo tikima, kad moteris turi mažesnę širdį, mažesnį plaučių tūrį ir fiziškai negali atlaikyti ištvermės krūvio. Dargi žinoma visada atvirojo baimė dėl to, jog moteris esą pernelyg emocionalios, psichologiškai netinkamos ekstremaliam varžymuisi ir tiesiog gali palūžti trasoje. Visus šios faktus gydytojai ir sporto pareigūnai surinko manydami, nujausdami, svarstydami ir spėliodami, ko pasėkoje turėjo labai mažai informacijos apie moters fiziologiją ir tuom grindė savo teorijas. 67 balandį Bostone vyras šoko iš važiuojančio sunkvežimio ir puolė maratone bėgančią moterį, bandydamas nuplėšti jai nuo krūtinės jos numerį ir rėkdamas: "Atiduok davai numerius ir varai iš mano lenktynių." Jos vardas yra Catherine Switzer ir ši visą pasaulį apkeliavusi nuotrauka turėjo didelę įtaką moterų sportui. Metai prieš šį įvykį 66 Bostono maratone bėgo Bobby Gibb, kuri bandė oficialiai registruotis į maratoną. Bet asociacijos buvo atmesta dėl mums jau žinomų priežasčių. Todėl Bobby persirengė krūmuose ir įsliūkino į lenktynės netoli starto ir bėgo su visais vyrais neoficialiai. Maratoną ji pabaigė aplenkusi maždaug 2/3 dalyvių su vis dar veikiančia gimda. Todėl kitąmet Catherine Switzer nusprendė, jog laikas moteriams bėgti oficialiai. Ji užsiregistravo inicialais KV Switzer ir niekas nesuprato, kad tai moters inicialai. Ji susimokėjo $3 mokestį, pateikė sveikatos pažymą ir gavo 261 numerį. Kartu su Catherine bėgo jos treneris Arnie Briggs bei jos vaikinas Tom Miller. Smagu žinoti, kad visais laikais egzistavo tikrų vyrų. Prabėgus kelias myles, kaip jau matėme, ją užsipuolė John Semple. Maratono organizatorius negalėjo patikėti, kad į jo maratoną drįso įsmukti moteris. Jis griebė Catherine už peties, norėdamas ją išvaryti, tačiau jos treneris bei partneris sugebėjo ją apginti. Catherine pavyko pasiekti finišą, jie atbėgo po 4 valandų ir 20 minučių. Tuo tarpu Bobby Gibb, kuri vėl dalyvavo neoficialiai, atbėgo visą valandą anksčiau. Po šių varžybų Amerikos mėgėjų atletikos sąjunga uždraudė moterims bėgti kartu su vyrais, nes iki tol taisyklės apie moterų dalyvavimą neegzistavo, taip pat kaip neegzistavo moterų maratonas. Vadinasi, moterims galimybės bėgti vėl buvo uždarytos. Dargi, Bostono atletikos asociacijos direktorius Will Clooney pakomentavo, jog moteris negali bėgti maratone, nes taisyklės tai draudžia, bet taisyklių visuomenėje įsivyrautų chaosas. Jei ta mergina būtų mano dukra, aš jai gerai atvanočiau užpakalį. Pagalvotum, kad tokie moterų rezultatai turėjo įrodyti, jog moteris fiziologiškai pajėgios bėgti ilgas distancijas. Tačiau specialistai reagavo atvirkščiai. Tavo nuomonė, jie rėmėsi logika ar visgi emocijomis? Tik 72 metais Bostono maratonas pirmą kartą oficialiai priėmė moteris dalyvauti maratone ir jame žinoma dalyvavo ir Catherine, kuri finišavo 3 ir surprise, surprise, jai trofėjų įteikė tas pats John Semple. O palauk, kaip olimpinės žaidynės? Taigi po šiai dienai Catherine Switzer aktyviai dalyvauja maratonuose ir įvairiose organizacijose, kurios skatina moterų lygybę ir laisvę.
Būtent jos įkurtas Avon moterų bėgimo ratas įtikino Olimpinį komitetą, kad moterų maratonas turėtų būti įtrauktas į Olimpinės žaidynės. Catherine kvietė moteris ir aktyvistės iš įvairiausių pasaulio šalių ir rengė maratonus tam, kad įrodyti, jog amerikietės nėra kažkokios išskirtinės moterys. Tam prireikė daug metų, daug moterų ir daug maratonų. Kol galiausiai 84 metais Los Andžele vyko pirmas olimpinis moterų maratonas, surinkęs 50 bėgikių iš 28 šalių. Dabar Avoną, žinokit, pradėsiu labiau gerbti. O didžiausia pagarba yra moterims, kurios buvo prieš mus ir vėlgi turėjo išsikovoti savo vietą egzistuoti po tą pačią saulę kaip vyrai. Lietuvos moteris sovietmečio oficialiai galėjo sportuoti, nes SSRS sportą naudojo kaip ideologinį įrankį parodyti lygybei, todėl moterų atletika Lietuvoje buvo labiau išvystyta nei kai kuriuose vakarų šalise. Tuo metu. Lietuvės sportininkės dalyvavo olimpinėse rungtynėse, lengvojoje atletikoje, krepšinėje ir kitur, tačiau moterų sportas dažnai buvo laikomas mažiau prestižiniu, egzistavo stereotipai ir žinoma, moterų pasiekimai gaudavo mažiau žiniasklaidos dėmesio bei finansavimo. Lietuvoje moterų bėgimo varžybos prasidėjo maždaug 20 metų vėliau nei vyrų. Pirmasis moterų maratonas surengtas 82 metais, kurio laimėtoja buvo Rasa Viršilovaitė. Ir taip, galima bandyti teigti, jog tai nebuvo jokia diskriminacija, moterų bėgimas tiesiog nebuvo populiarus, tačiau tai jau automatiškai rodo, jog moterų sportas nebuvo populiarus dėka stereotipų. Nes jeigu tau patinka stebėti, kaip žmonės bėga ir konkuruoja tarpusavyje, tai šitoj vietoj neturėtų būti skirtumas, kurios lyties žmonės tai daro. Plus, moterų stumimas likti prie puodų ir vaikų tikrai nepadėjo išsilaikyti šioje karjeroje. Neseniai dariau video apie moterį, kuri šiais metais Amerikoje laimėjo ultramaratoną, vykusi net kelias paras, kuriame dalyvavo ir vyrai, ir moteris. Tokie įvykiai verčia kvestionuoti, kas yra stiprioji lytis. Visai ne todėl, kad tai turi būti viena lytis, o todėl, kad mes esame skirtingi ir turime skirtingų stiprybių bei silpnybių. Ir tai yra nesunku suprasti, kai vadovaujasi žmogiškumo bei racionaliu protu.